Viduramžiais norėta savo kilmę sieti su senesnėmis tautomis, kadangi garbinga pradžia buvo būsimos padėties prielaida. Romos įvaizdis tam tiko geriausiai. Pasakojama, kad neapsikentęs tirono Nerono savivalės, kunigaikštis Palemonas su savo giminaičiais nusprendė palikti amžinai miestą. Taip atsirado Palemono mitas, kuris įkūnijo naujos tautos gimimą naujoje geografinėje vietoje. Po ilgos kelionės jie pasiekė Baltijos pakrantę. Nemuno žiotimis priplaukęs dabartinio Jurbarko vietą, čia apsistojo. Romėniška Palemono giminė pasklido po Lietuvą, įkūrė miestus. Taip prasidėjo Lietuvos kunigaikščių ir bajorų istorija. Žymiausios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminės – Goštautai, Alšėniškiai, Radvilos, Sapiegos – dėl savo romėniškosios teorijos gavo jų politinę valdžią atitinkančią istorinę tradiciją. Ši tradicija pagrindė didikų dominavimą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenėje. Metraščiai bajorų tautai paaiškino jos šaknis, įkurdino lygiaverčių tautų pasaulyje ir suteikė svarių argumentų ateities politiniams ginčams. Kaip vėliau sakė vienas iš Radvilų, esu romėnas.